Šiame lėktuve 6 išėjimai, 4 duris po 2 kiekvienoje pusėje ir 2 atsarginio išėjimo langai virš sparnų. Kiekvienos durys jau išnagrinėjome, kas yra Jėzus ir kodėl jis atėjo. Klausimas dabar. Kaip mums tai priimti? Ko Jėzus iš mūsų prašo? Evangelijos pagal Morkų pradžioje skaitėme apie žmonės, kurie ėjo pas Joną Krikštytoją tikėdamiesi nuodėmių atleidimo. Jie plūdo pas jį todėl, kad žinojo, jog yra ne tokie, kokie norėtų būti, ir ne tokie, kokius juos norėtų matyti Dievas. Jonas pasakė, kad po jo ateis galingesnis už jį. Toks, kuris ne tik atleis nuodėmes, bet dar ir pripildys šventąją Dievo dvasią. Morkaus Evangelijos 4 skyriuje Jėzus sako, jei ateisite pas mane, jūsų gyvenimas iš tikrųjų stebuklingai pasikeis. Tačiau, kad taip nutiktų, turėsite manęs klausyti. Morkaus Evangelijos 4 skyriuje Jėzus pateikia palyginimą, vaizduojantį tą nepaprastą gyvenimą keičiančią jo žodžių galią. Jis pasakoja apie mažutes sėklytes. Ką Jėzus nori tuo pasakyti? Kaip sėkla sudygsta, jei yra teisingai pasėta, taip ir geroji naujiena apie mane pakeis tavo gyvenimą, jei teisingai jos klausysiesi. Paklausykite. Štai sėjėjas išėjo sėti. Jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią ir atskridę padangių paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo nedaug žemės, ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnių žemės sluoksnių. Saulei patekėjus daigai išdegė ir neturėdami šaknų sudžiūvo. Kiti nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių. Vieni 30-eriopą, kiti 60-eriopą, treti 100-eriopą. Jis pasakė jiems, kas turi ausis klausyti, te klauso. Nežinau, ar patys suvokiate, tačiau jūs irgi paminėti tame palyginime. Kiekvienas, kuris tik yra girdėjęs gerąją naujieną, Evangeliją apie Jėzų, minimas tame palyginime. Palyginimas tai tarsi Jėzaus laikomas veidrodis, kuriame regime savo atspindžius. Ir nors šis pasakojimas vadinamas palyginimu apie sėjėją, jo esmė ne sėjėjas ir ne grūdai. Jėzus akcentuoja dirvą, nes kiekvienas iš mūsų vis kitokia dirva. Kiekvienas gerąją naujieną apie Jėzų priimame savaip. Tai žinome, nes Jėzus vėliau išaiškina palyginimą savo mokiniams. Jis nori, kad paklaustume savęs, kaip aš priimu Evangeliją, kokia dirva aš esu. Pirmas dirvos tipas 4 eilutėje. Tai kelias, kur žemė kieta. Sėklos nukrenta, o paukščiai beregint jas sulesa. Jėzus paaiškina, kad kai kurie žmonės, išgirdę gerąją naujieną apie Jėzų, yra kaip tas supluktas kietas kelias. Jiems vos išgirdus, to jau pat ateina šėtonas ir išplėšia jų širdise pasėtą žodį. Laukai senovės Izraelyje buvo ilgi žemės rėžiai išvagoti siaurų takelių. Metams bėgant nuo nuolatinių kojų ir kanopų tirpimo bei ratų spaudimo, takai pasidarydavo kieti kaip betonas. Nukritusios tenai sėklos negalėdavo kaip reikiantis išaknyti. Jos tik atšokdavo ir likdavo gulėti paviršiuje. Tokie grūdai tapdavo lesalų paukščiams. Jėzus sako, kad paukščiai, kurie atskrenda ir sulesa grūdus, yra šėtono įvaizdis. Šėtono tikslas neleisti Evangelijai įsišaknyti, pačiupti ją, kol žmogus neįsiklausė. Prie pat mano namų iškilo toks ženklas, kuriame parašyta: šiame rajone daug vagių. Nesileiskite apvagiami. Saugokite savo turtą. Panašų perspėjimą čia pateikia ir Jėzus. Jis įspėja, kad šėtonas iš tikro yra. Jis yra tarsi vagis. Tik pačiupti nori ne piniginę iš kišenės, o Evangeliją iš jūsų ausų.
Nieko nėra nemalonesnio, kaip staiga susivokti, kad jums patiems nežinant buvote apvogti, kad kažkas dingo, kažko trūksta, žmogus suvokia tik daug vėliau. Kaip tik taip nutinka ir šiame palyginime. Prieš tai, kai Evangelija įsišaknyja žmogaus mintyse, kažkas ateina ir ją nušvilpia. Galbūt tas žmogus užkietėjęs skeptikas, kuris iškart atmeta visą, kas pakeistų jo supratimą. O gal tai žmogus, kuriam sunku sutelkti dėmesį. Jis greitai išsiblaško. Užvertęs Bibliją, toks žmogus beregint pamiršta, kas joje parašyta. Tačiau likusi palyginimo dalis leidžia suprasti, kad visai nebūtina tapti auka. Antras dirvos tipas aprašomas 5 eilutėje. Tai uolėta dirva, neturinti gilesnio žemės sluoksnio. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolėtoje dirvoje. Išgirdę žodį, jie tojau su džiaugsmu jį priima. Bet jie neturi savyje šaknų ir išsilaiko neilgai. Iškilus kokiam sunkumui ar persekiojimui dėl žodžio, jie tojau pat pasipiktina. Izraelyje yra tokios žemės, kur dirvos sluoksnio storis 5-7 cm. Tokia dirva būna ant pamatinės kalkakmenio uolienos. Jei grūdai krenta į tokią dirvą, saulė ją veikiai sušildo, nes ji negili ir greitai pasirodo daigai. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tokia dirva idealiausia. Staigus sudegimas įspūdingas reginys. Tačiau po negilė dirva glūdinti uolieną reiškia, kad šaknys neturi vietos augti, augalas negauna reikiamo drėgmės kiekio, todėl greitai miršta. Mėgstu skaityti, bet turiu bjaurią savybę pradėti skaityti vieną knygą ir nebaigęs jos imtis kitos. Kai kuriems žmonėms panašiai būna su Evangelija. Jie pradeda su tikru įkarščiu. Atrodo išties užsidegę pažinti Kristų. Tačiau pirminis susižavėjimas išblėsta. Dėl didelio susidomėjimo Jėzumi, bičiuliai, artimieji, bendradarbiai nebeduoda jiems progos išsakyti savo nuomonės, laikosi nuo jų atokiau ar dar blogiau. Šitaip priremtas prie sienos, žmogus pajunta, kad lengviau atsisakyti Jėzaus, nei kęsti diskomfortą. Tada atsisakoma krikščioniškos gyvensenos. Tokie žmonės gerai neapgalvoja, ką reiškia jį sekti. Nesuvokia, ką reiškia kovoti už tai, ką palaiko Jėzus ir būti prieš tai, prieš ką jis nusistatęs. Tokių žmonių troškimas pažinti Jėzų yra paviršutiniškas ir trumpalaikis. Jie neįsišaknyja, todėl vėliau neatsilaiko ir nebaigia to, ką pradėję. Trečias dirvos tipas aprašomas 7 eilutėje. Šioje dirvoje auga erškėčiai, kurie nustelbia visą, ką išaugina žemė. Jėzus paaiškina. Kiti sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai, turtų apgaulė ir sukilę geismai kitiems dalykams nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Iš pradžių daigui regis puikiai sekasi, tačiau vėliau darosi sunku konkuruoti su šalia augančiais dygliuotais erškėčiais. Panašiai kaip pasakojime, kuriame jaunuolis sako, mieloji, žinok, kad myliu tave labiau už viską pasaulyje. Ar tekėsi už manęs? Nesu turtingas, neturiu didelio namo ir gražios mašinos kaip Jeffris Brownas, bet myliu tave visą širdimi. Mergina jam atsako, aš irgi tave myliu visą širdimi, bet papasakok man daugiau apie tą Jeffrey Browną. Panašiai būna su trečiam tipui priskiriamu asmeniu. Kažkodėl geismai kitiems dalykams nusmelkia susidomėjimą Jėzumi. Tokių širdis tampa padalinta. Žmogus pradeda trokšti saugumo, paguodos, pritarimo, galios, pinigų. Arba labai trokšta sutuoktinio, nepaisant jo skirtingo požiūrio į Jėzų. Tokie ir panašus troškimai bei su jais užgriūnantis rūpesčiai tampa stipresni už troškimą Jėzaus. Toks žmogus nesuvokia, kad saugumas, paguoda, pritarimas ir galia kylantis iš Kristaus pažinimo nepalyginamai vertesni už bet kokius pasaulio siūlomus turtus. Ketvirtas ir paskutinis dirvos tipas aprašomas 8 eilutėje. Tai gera dirva, duodanti gerą derlių. Jėzus paaiškina. Geroje žemėje pasėta sėkla tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių. Kas 30-eriopą, kas 60-eriopą, o kas 100-eriopą. Toks augimas tikrai nepaprastas. Net ir pasitelkus šiuolaikinius ūkininkavimo metodus, neužauginsi tokio gausaus derliaus, apie kokį čia kalba Jėzus. Jis nori, kad suprastume, jog vyksta antgamtiniai dalykai. Kai Evangelija išgirsta žmogus, kuris įsiklauso į ją ir daro, ką jį liepia, įvyksta stebuklas. Tai, ko neįmanoma nusakyti žmogiškais terminais. Kai išgirdęs Evangeliją žmogus suvokia, kas iš tiesų yra Jėzus. Jis supranta, kodėl Jėzus atėjo į šią žemę ir ką reiškia juo sekti.
Toks žmogus suvokia, kad Jėzus yra didžiausias lobis pasaulyje. Kai buvau mažas, užsisakinėdavau komiksus, kuriuos man pristatydavo paštu. Juos visuomet atnešdavau antradieniais, iškart po pusryčių. Kadangi turėdavau eiti į mokyklą, paskaityti galėdavau tik per pertrauką. Nuskambėjus skambučiui, išbėgdavau iš klasės ir susirasdavau kokį ramų kampelį. Ir niekas negalėdavo man sutrukdyti. Skubėdavau skaityti naujausią, mėgstamiausių komiksų leidinio numerį. Sąlygos būdavo toli gražu neidealios, bet būdavo visiškai patenkintas, kai iš kuprinės įsitraukdavau žurnaliuką. Nieko aplink nebematydavau. Kodėl? Todėl, kad rankose laikydavau savo lobį. Tai būdavo visa, ko reikia. Kai Jėzus palyginime kalba apie 4 tipo dirvą, jis turi omenyje žmogų, kuris ne tik girdi Evangeliją apie Jėzų Kristų, bet ir paverčia ją savo lobiu. Kai Jėzus jums tampa brangesnis už viską pasaulyje, tai reiškia, kad iš tiesų įsiklausėte ir jį išgirdote. Galbūt jūsų širdyje yra ertmių, kurios jums atrodo nepasiekiamos. Galbūt jaudinatės dėl savo įvaizdžio, gal grūmėtės su žalingais įpročiais, atstumimu, piknaudžiavimu. Gal jaučiatės įkalinti savo vidinėje tamsoje. Gal kai kuriuos dalykus jums sunku net pripažinti. Te šis palyginimas suteikia jums vilties. Prisimenu pasakojimą apie žmogų, kuris lankėsi kapinėse Italijoje. Jis pasakojo ant vieno iš kapų pastebėjęs storą marmuro luitą. Pasirodo, prieš 100 metų į įskilusi marmuro luitą kažkaip įkrito gilė. Bėgant metams, daigas stiebėsi, augo, kol pramušė kietą tvirto marmuro paviršių, padalindamas luitą į 2 dalis. Medis augdamas stūmė luitą tol, kol nustūmė taip, kad atrodė, jog jo ten nei nebuvo. Sėklytėje glūdi milžiniška jėga. Jai tereikia tinkamos dirvos. Nors geroji naujiena apie Jėzų gali atrodyti menka ir silpna, iš tiesų ji turi galios prasiveržti pro bet kokią žmogaus širdį, jei tik klausysimės jos ir elgsimės, kaip ji liepia. Dievo žodį išgirstame ne tam, kad žinotume teisingus atsakymus į klausimus religinę temą. Išgirstame todėl, kad Dievas nori palaikyti su mumis ryšį, bendrauti. Evangelija skelbia, kad Kristus ant kryžiaus sumokėjo visą kainą už nuodėmę. Šiandien kelias mums atviras. Galime pažinti Dievą ir džiaugtis juo amžinai, jei tik apsispręsime juo pasikliauti. Tačiau Jėzus nebūtų sakęs to palyginimo, jei viskas būtų taip paprasta. Tai nėra pasyvus dalykas. Tai neįvyksta automatiškai. Trumpai tariant, Jėzaus klausimas skambėtų taip: aš galiu pakeisti tavo gyvenimą, bet ar tu manęs klausaisi?